ekonomikos vykdant gerus skrydžius, na ir trečia plėtros perspektyvos. Malonu, kad šiandien galime sakyti drąsiai, kad Lietuva nebebus ta šalis, kuri naudoja oro pervežimo paslaugas. Kad Lietuva bus ta šalis, kuri pati gali organizuoti skrydžius. Lietuva turi didingą savo aviacijos istoriją. Turime universitetą, kuris ruošia pilotus, iš kurių dauguma skraido ne Lietuvoje. Turime Lietuvoje verslą, kuris taip pat rengia pilotus ir teikia aviacijos paslaugas, o neturime savo bazinio oro vežėjo. Tokių valstybių Europos Sąjungoje praktiškai nėra. Todėl natūralu, kad negalime neturėti bazinio oro vežėjo ir noriu padėkoti Susisiekimo ministerijai, vyriausybei, ypač premjerui, ministrui, viceministrui, be abejo oro uosto vadovams, civilinės aviacijos administracijos vadovybei, miesto tarybai visiems privatiems akcininkams, kurie palaikė šią idėją iniciatyvą ir šiandien mes turime pirmąjį skrydį. Nauda kokia labai aiški, nes pirmiausia 3000 bilietų jau parduota per nepilnas 3 savaitės. Iš jų 70% susiję užsienio keleiviai. Tai reiškia, jie atskrenda į Lietuvą, jie gyvena mūsų viešbučiuose, jie lankosi mūsų kavinėse, restoranuose, muziejuose, o tai yra jau pajamos, kurias gauna ne kompanija, bet gauna Lietuvos ekonomika. Ir svarbu, kad ši aviakompanija užtikrins gerą susisiekimą. Pagal verslo planą turėtume turėti per 3 metus 13-16 tiesioginių skrydžių. Šiais metais 5-6 tiesioginių skrydžių į skirtingus Europos Sąjungos, tame tarpe į Rusiją, į Maskvą.